Žinot, kaip aš išleisiu savo antrosios pakopos pinigus? Ogi nusipirksiu karboninius ratus. Visi šitie investavimai į pensijas yra absurdas. Ką tu veiksi su tais pinigais, kai tau bus 7 ir nestovės? Aišku, sakysi, suvalgysiu tabletę, atsistos, įdės širdies stimuliatorių, širdis dar eis ir žiūrėsiu lovą ir dročinsiu. Čia yra absurdas. Ilja Laurso paskaitos yra jaunimo laiko ir jėgų gaišimas. Kai aš buvau jaunas, aš mokiausi vokiškus žodžius. Aš nežinojau, kad aš tuo užsiimsiu, bet aš žinojau, kad aš noriu išmokti vokiškai. Ir aš to link ėjau. Universitete aš kažką tenais gerai pabaliavojau, pavadinkim taip. Nes žmogus, kai žinai, ko tu nori, tai tu tą pasieki, tau nereikia tenais labai didelių išsilavinimo. Svarbiausia, aišku, vis tiek gauti diplomą. Ir aš tapau vertėjų techninių, vokiečių lietuvių. Ir 20 metų jo dirbu, nes tai yra mano aistra, man tai patinka daryti. Ir man už tai moka pinigus, 10 kart daugiau negu Lietuvos vertėjai. Ir mano tarifas yra. Savaime aišku, aš vos išgyvenu, nes tai nereiškia, kad aš kiekvieną dieną turėsiu daug darbo. Bet bent jau aš nesižeminsiu ir už žalos butelį nedirbsiu, tokiem biuram kaip Sinergium ar Eurotradus. Bet čia kita kalba. Jaunime, neklausykit šitų smaukalių pasakų. Jum reikia ne pinigų, jum reikia daiktų ir proto ir profesijos. Aš, pavyzdžiui, rinkčiausi santechniką. Aš moku čiaupus taisyti šiek tiek mėgėjiškai. Ir žinot, šiais laikais tu gali tapti ne milijonieriam, bet tiek, kiek reikia. Ir čia ir yra esmė. Reikia dabar amato. Reikia žmonių, kurie daro tikrą darbą. Ir realiai gyvenime daug pinigų nereikia. Reikia keletų tūkstančių, viskas okei. Bet tų visų pasakų, kad čia kažkokių 100 000 ar ten milijonų, niekam to nereikia. Ypač jeigu tau reikia ten parsiduoti. Arba ten nedaug dievė savo sielą parduoti. Ir ten su uždengta akim žurnalo viršeliuose rodytis. Man gaila žmonių. Investavimas. Nuo štukytės 20%. Nepasakok, man pasako. Tu už tos 200 eurų geriau jau vaisių ir daržovių nusipirk normaliai. Žinau, aš tokias gudrutes. Dirba banke, o perka nukainotus produktus. Tai įdomu, kaip kūnas užaugs. Lašnėsi, kaip teks ir viskas. Kitas momentas, žinokit, didelis pinigų turėjimas. Tai, kaip sakant, ir didelis pilvelis. Jūs pasižiūrėkite šitą Ilja Laursą. Šiaip aš nemanau, jis atrodo kaip ubagas paskutinis, bet čia nesmė. Aš pats esu ubagas ir aš to didžiuojuosi šiaip tai. Nei mano automobilio reikia, nei nieko. Ir mano pilvelis plonas. O jūs žiūrėkit, kaip jis atrodo. 38 metai. Ir čia nieko, aš nesityčioju. Tiksliau, kem 8. Man kem 4. Ir viskas čia yra gerai. Ta prasme, čia yra nulis dar. Šiais laikais čia turėtų būti ideali sveikata. Koks tu pavyzdys savo sūnui? Aš sakau, aš bijau. Aš neįsivaizduoju, ta prasme, aš noriu būti kiek įmanoma stipresnis, kad būtų jam pavyzdys, kad jis norėtų paskui mane. Žinot, jeigu savo sūnų nemylėsit, tai mylės jos homoseksualistai. Jeigu tenais savo užsidarę drošinsi tik tai į savo pinigus žiūrėdami kvailus, tai nieko gero iš to nebus. O sūnus, ar dukra, ar vaikai yra didžiausia investicija. Nes tu tada svajoji apie anūkus ir apskritai, čia yra džiaugsmas, čia yra gyvenimo džiaugsmas, kai tu nuolat esi pelotone, kai tu nuolat esi tose lenktynėse, kad tu gali kažką suteikti. Aš sakau, aš to senatvėje, aš viską atidavinėsiu, sūnui ir anūkam, kokie ten pinigai, jau ką turėsiu, tą turėsiu, ir viskas. Kokie ten pinigai, kokios ten atostogos, kad tenais kažkas tenais, koks galva man nupjautų užsienį. Lietuva yra rojus.
beje, emigrantams siūlo grįžti. Čia yra kaifas. Gali naktį bet kada, bet kur vaikščioti ir nieko. Tai va, kalbant apie pinigus. Jūs žiūrėkit, šiais laikais, kokio šūdo privežta, net senukose. Žiūrinėjau, tai tenais visiškai daiktai, tenais draugo kiniečio pagamintas chlamas. Tai aš sakau, čia visi dėl tų pinigų, kad tik tai pigiau šūdo visokio iš Temų privežė man net gėda. Žmona ieškojo penalo, tai tenais vien popieriniai kakučiai. Čia aš sakau, senukam kaip negėda, čia šitie pinigai yra netikri. Kad tenais priveža chlamo, kažką uždirba, apkvailina kvailelius. Reikia iššot kokybės. Ten cukras prisivyja, pasižiūrėkit į savo cholesterolius. Viskas šiknoja nachrin. Yra gerų produktų, tikrai yra. Čia reikia paieškoti, tikrai nereikia jau eiti į turčių butikus. Čia absurdas irgi, kad ten pastovėjusi kažkokį kebabą. Tau duosi už milijoną. Čia ne kaina esmė, bet kaina turi būti normali. Ir aš sakau, tenais tų nukainutų produktų, tai atsiprašau. Aš sakau, šitiem vertėjim, kurie tenais va, už 1 centą už žodį. Už kavos padelis už puslapį. Tai su mašininį vertimą, tai va, tai kam tau čia? Va, naik, viena šiukšlių dėžė, kita, antra, trečia. Va, buteliukas po buteliuko daugiau uždirbsi. Bet čia yra esmė. Tada tu tampi verslininku. Ir tada tu nueini į verslo centrą, ten, kur įkiši butelius ir įtraukia. Su kitais verslininkais, su aišku, pasikvėpinusiais. Ir tada tu esi verslininkas. Ir čia yra baivis. Ir tas, sakau, jeigu ten banko darbuotoja nukainuotus produktus pradedančius pūt pavalgo. Tai čia irgi, va, kaip sakant, bus pensijai. Kai tenais tau jau, sakau, ateityje aš sakau, greičiau kasą nuiminėkit. Aš tik meldžiuosi, kad tik tai labai nenukristų. Aš džiaugiuosi šiaip tai, kad fondas uždirbo. Aš, pavyzdžiui, gyvybės draudimo taip turiu, bet aš dviračiu važinėju. Aš kiekvieną dieną galiu pas Abromą iškeliauti. Čia viskas okei. O tenais va, sulaužiau, man sumokėjo pinigus. Ačiū jiems. Bet ateityje tai sakau, čia kaip krės viskas. Kai visi šitie šūdini burbulai. Aš sakau, va, pavyzdžiui, vertime. Kodėl aš sakau, aš 10 kartų daugiau uždirbu. Aš ką? Todėl, kad jiem duoda mašininį vertimą taisyti. Įsivaizduojat? Jeigu man nieks neduoda, normalus klientas, savame aišku, nežino, kad aš pasiūsiu ant 2 raidžių FU. O tai ką? Aš irgi galiu paimti, užduotis va, mašininis vertimas, pravaryt, biškį pasižiūrėti. Todėl, kad ten šūdas paskutinis yra. Iš naujo žymiai lengviau. O atsiranda tokių kalių, kurios daro. Aišku, sėkmės jiem. Čia aš kalbu apie Sinevidžių ir Eurotradus. Aš sakau, jūs irgi paspringsit šitais pinigais. Šitų vargšą jaunimą už butelį alaus. Ten kavos puodelį papirkinėt, va taip. Nu, savo tenais pilvelius šūdinus tik kemšat, o jaunimas negali šeimų sukurti. Tai savaime aišku, kad jie išeis iš tos sferos. Nu, šūdas tas dirbtinis intelektas, kai ką biškį pasitikrinė, primeluoja nesąmonių. Čia grįžtų prie normalios paieškos. Gero vertimo.